Labiausiai renginio organizatoriam. Ačiū visiems, kas padėjo, kas prisidėjo renginio knygą. Man brangus žmogus. Čia aš laisvau pajuokauti, jo humor, kaip Aleks juokaudavo. Ne dėl to, kad mes esame išgėrę ne vieną butelį, kaip saka, jie laistė rinkimų pergalį, jie pralaimėjo rinkimus, taip vienąsyk. Buvo brangus dėl to, kad mes buvom vienminčiai, gal pusantrų metų, net man kalbina. Aš nesutiko vis tiek rašyti, nes jaučiu, kad ta atsakomybė yra man pradėjo šitą knygą. Ir dabar, jeigu kas paklausė, ar aš tą knygą patenkintas, aš atsakau, kad aš esu labai patenkinti tik jos išvaizdą, jos dizainu, jos viršelį, nes čia jau be komentarų. Aš neįsivaizdavau, ką gali knyga taip gražiai atrodyti. Tačiau turiniu esu patenkinti vien paskir, kur yra prisiminimai. Rašyti daugelį žmonių, rašyti labai nuoširdžiai, labai šiltai. Toks yra skyrius politikai skirtas. Tikrai esu jo nepatenkinti. Nu, gal kad politikos yra toks nešvarus dalykas iš signatarų klubo ir kolegijos keliam, kad reiškia 50% turi būti skirta politikai ir niekur nu tą nesidės. Mes tą reikalavimą pildėm. Ir kai paskui vis dėlto mes nepataikėm parašyti taip, kaip reikia. Aš jau nebeturėjau sveikatos, pasakė, savaitėlis rašiau per atostogas, rašiau ir jau tikrai nebeturėjau sveikatos, kad taisyti iš naujo ir išleidam taip, kaip išleidam. Kaip jau žinot, aš rašiau ir Auksiniai varpai. Ir jeigu paskaitysite autorių žodį, surašiau, mes nepataikėm, kad knyga būtų išleista, aš nepataikiau, kad knyga būtų išleista, tik pasisakė profesorius Genzelis ir rašytojas Romas Gudaitis. Visi kiti yra kolegijos nariai turėjo priekaištų, kad sumenkino atkuriamą Seimą darbų, kad per daug parodžiau politinį priešpriešo. Nors aš atrodo labai nuoširdžiai rašiau, kadangi to priešpriešo aš pat praėjau kaip Ražausko padėjėjai. Mes abu praėjom ūkinį vandenį. Aš atsimenu, kaip mums puola 90 metais, tai ne tas žodis. Ir aš norėjau, kad kažkiek tai išliktų istorijai, kad nebūtų visiškai užmiršta. Nu, mūsų ir dar signatarų klubo prezidentė Valnytė pasistengė, kad ta rankraštis mano būtų išplatytas visiems signataram. Ir turbūt tų signatarų nuomonė užviršavo jums pažįstam žmogus, bent iš televizijos, Gediminas Vagnorius, buvęs premjeras, jis parašė taip. Dėkuoju už rankraštį, kuri, kaip suprantu, leidžia pats signatarų klubas. Seniai neskaičiau tokio purvadrapščio prieš kolegas signatarus. Nebenustepsiu, jei po kurio laiko signatarų vardu bus ginama ne tik prievartinė sovietmečio santvarka, bet ir pradedama abejoti nepriklausomybės atstatymų tikslingumu. Neketinu siūlyti taisyti svetimo rankraščio, kuris persunktas priešiškumu vakarietiškai ekonomikai ir demokratiniai valstybei. Manau, naujoms kartoms bus labai įdomu skaityti, už kokius idealus kovojo dalis signatarų. Tikiuosi, kad tokios sovietmetį aukštinančios knygos bus leidžiamos ne iš signatarų klubo mokesčių, tai yra mokesčių mokėtojų lėšų, o privačiai. Taip šitą knygą ir išėjo dalės, išėjo vaikų. Susidarė, nei priek, nebegali išeiti, net gali. Paskui aš nežinau, kaip tai aš atrodžiau mašino važiuodam, kažkas įtilėjo. Gražiai. Dalė vežė, žinau, ką myliais, vežė šukionių vienėž. Dalė mato, kad čia bus bloga, saka, brani. Aš turiu plečkelą. Tik neturiu čierko, saka, atugėlis iš vėlsos. Tikrai, aš tam sudėliuoju į vies, kažkaip, kaip įsivaizdavau, kaip redakcija dirbant, gal, kad šitas turbūt. Aš tik tiek, tik toks aš autorius, aš tik parašiau, atidaviau, ir daugiau, kaip leidyklas šitas Gerbiam Saluinis direktorius sakė, kad da nebuvo tokios knygų, da nelaidėm, kad netgi su redaktoriu, autorė nebūtų su redaktoriu, susitiks su redaktorė Gerbiam Mirėmin, da kalbės, labai ačiū docentėjai profesorė, nes didelis žmogus buvo prisilietęs prie mano rankraščia.
Nu, va šitų žmonių dėka tą knygą kažkaip įgavo tokį normalesnį. Man jau patinka, kad žmonės pasako, jeiks taip kaip mislį. Dabar tai Regin Bardauskė, tokį moterytę pagyvenus sodros vadėjai buvo, sakau. Ir redaktorius tiesiai šviesiai pasakė, kad aš daug daugiau tikėjus iš tos knygos. Ir aš labai norėčiau, kad jų šiandien be jokių tik tikrai negirkit, jie pasakytumėt daug mislį atsidėjusiam prie knygos, aš gal nevardins, kad kažką nepralaiš čia. Aš pasistengiam surašyti, mes sudalę, kas mums padėjo, kas... Aš niekada jokių partijų nebuvau, bet jeigu būtų kaimo žmonių partijų, ko gero aš įskaučiau jau. Ne politinė, tik kaimo žmonių partijų. Ir man toks vienas, kad žiūri vieną nuotrauką, tokio gražio, ten Ražausko kviečių laukia trūdastu, ir man toks gimė pusams. Ir toks čia knygos pabaigų man jos kaip tik valika. Aš norėčiau, kad čia būtų linkėjams visiems žemdirbiam, visiems čia susirinkusiam. Ar nuo rūdžio viltingų žydėjimo toks šviesus pasidarė dangus, ar nuo žemdirbio švento tikėjimo, kad jau niekad. Kada paėmiau rankraštį į rankas, pirmiausia į akis krito šitą nuotrauką. Į man taip ir liko širdyje. Laikraštyje nedrįsau komentuoti. Nes kiekvienu atveju, kada pažvelgi nuotrauką, iš jo akių kyla kiti žodžiai. Pirmasis mano įspūdis buvo, kad gerbiamas Algirdas amžinatilsį yra aiškiaregis. Ir dėkuoju jums už tą pagarbą. Norisi visada, kad žmogus, kuris nusipelnė kitiems, būtų pagerbtas, kad jam padėkota. Tai jūsų susirinkimas šiandien čia ateimas yra didžiausia padėka praeities prisiminimui ir žmogui. Šeimos narė, bendražygė, bendradarbė, tiek, kad jie kart dirbat, kart kūrėt bendrovę. Jūsų aš noriu šnekėti tarmiškai, bet gal ne vis suprant, išnekės iš gramatiškai. Pažintas ir nepažintas Ražauskas. Man regis idealiausias pasakymas šitai asmenybei nušviesti. Ir šiandien aš kaip knygos žmogus noriu jūs pasveikinti su švente. Nes kiekvienos knygos pasirodymas, mano nuomonė, labai jaudinsiuos. Pirmiausia, labai džiaugiuosi ir labai džiaugiamės dar kartą sugrįžę iš Žvirblonės, kur daugybę kartų čia esame lankėsi, namuose, kur dabar Ramūnas taip gražiai sutvarkęs yra. Ir visada važiuojant į Žvirblonės aš galvodavau, būtinai aplankysiu gražias visas sodybas, beveik jūsų žvirbloniečių, ir pirmiausia dalios prašydavau, pavaikščiokim po kaimą, nes aš noriu pasisemti idėjų ir pažiūrėti, kaip gražiai tvarkoma jūsų gyvenvietė, kur pas mus, pavyzdžiui, Žemaitijoj, nu tikrai to niekada nebuvo, ir niekas jau 90 metų sugrįžo knygos pavidalu, su be galo gražiu turiniu, su be galo įdėto daug darbo, sugrįžo atgal į Tėviškę ir kiekvieną dieną mama nepaleidžia, žinokit, tos knygos iš rankų. Kai jūs sakėte apie tą nuotrauką, jinai man sako, o buvo gražesnė kita nuotrauka. Aš, sako, būčiau dėjusi tą kareivišką nuotrauką. Sakau, mama, nu tai kokių metų jisai ten buvo, nu ten tokia viena graži nuotrauka buvo. Ir jinai, žinokit, kiekvieną. Nežinau, todėl noriu labai padėkoti.
labai noriu padėkoti redaktoriai, poniai, docentiai, poniai Irenai. Aš žinau, kaip jaudino Nu, man sustoja širdis, nes aš nesu kalbėtoja, o aš esu geriau darytoja. Ir čia tiek buvo gražių žodžių. Aš jau net nebenoriu prisiminti, kaip sunkiai ėjęs mums tas knygos rašyms, kaip sunkiai viskas ėjęs, nes ten buvo baisiai. Man ši diena tokia kažkaip keistai prasidėjus. Ačiū, kad pamūtėme. Atsiprašyti tik mes. Ir labiausiai atėję į Pakruojį pirmiausia įsibūdėntų, paskiau išvirtų. Iš tikrųjų, jeigu leisit pakalbėti kelias minutės, nes jaudinamės, nes čia iš tikrųjų mum yra garbė mūsų kaimui, nes apie šitą žmogų iš tikrųjų aš nuo vaikystės dar tokį klasikinį rankų darbo rajonų klubus šnekam tarmiškai. Aš pat mes, kiek atvykom, iš tikrųjų pagalvoju ir esam susiję su Žvirbonės, o aš pat užaugau Rukūnių kaime, į Ribojės kaimą, ribos su Žvirbonės, jie žiūrėdami tos ūksis laiko kažkaip pagalvodavo, kad taip tol viskas yra kažkokia Žvirbonė. Pasiruošėm sveikinti Pranutei Dalį, įkart dėkojam visiems, nes aš pat nebendravau su gerbiam Algirdu Ražausku, bet aš jį gerbiu, jam lenkiuosi. Ačiū labai. Pažinti Algirdą. Šiandien norėčiau jo visų jūsų akivaizdoje jį reabilituoti prieš šeimą. Atleiskite jam, nes aš labai gerai žinau, ką tai reiškia, kai žmogus myli savo darbą. Jis galvoja, kad... Tiesiog milžinišką darbą, rinkdama faktus, medžiagą apie Algirdą Ražauską, jo veiklą ir gyvenimą. Ir štai pasirodė knyga. Koks įspūdis po knygos pasirodymo? Įspūdis vienas. Knyga parašyta gerai. Su kuo ir sveikinu autorių.